Tai ką, sveiki. Čia yra mano avilys, kurį išėmėm iš sienos ir kuris, kaip matot, puikiai darbuojasi. Taip pat palikau uždėjęs 2 magazinus medui, nes netoliese rapso yra, tai jau, kaip pasakyti, dirba dar greičiau negu soduose bitės pastatytos, apgyvendintos ar kur kitur. Pats rapsas yra augalas, kuris labai daug nektaro skiria ir labai lengvai iš jo bitės jį paima. Dėl to visada, jeigu yra rapso aplinkui, pirmiausia lekia į rapsą. Čia geriau, ką? Visada klausimas. Visada skirtingi kryžiai. Niekad nebuvo, kad pataikyčiau vienodai. Matyt, taip lemta. Kaip aš sakau, saugumo nebūna per daug. Visada turėtų tai pagalvoti. Ir būtinai tai daryti. Net jeigu tai yra tik tai bitė. Ir ką tik prisiminiau, kad pamiršau vieną dalyką. Šitą įdėt. Pradedam iš naujo. Kartais taip jau būna. Padarai ir pamatai, kad taip pradėti iš naujo. Bet tas dalykas pamoko. Bet pažiūrėkit. Kaip saulė pas mane kyla. Ir viskas pasidaro gerai. Kaip tai pamiršti? Ir va taip. Visą laiką pradžią padarau tokiu mazgu. Jeigu kam bus įdomu, galėčiau parodyti. Ir išmokinti. Niekada neatsireš. Gerai užsiverš. Ir visada reikės, jeigu reikės, galėsi atrišti. Išmokę, mačiute kailį. Bitelį supakuots. Nedavė nieko gero sodą, jeigu iš tikrųjų. Davė gero tik tai, kad išplėčiau šeimas, jos sustiprėjo, pilni lizdai geri. Ir važiuojam ten, kur dar bus šiek tiek sodų ir bus rapso. Tai turbūt su rapsu reiks galvoti, kaip padaryti. Tikriausiai reikės geriau paimti ir panaudoti
visą medų, kurį neš, kad plokštelės pasiūtų koriukais. Nes rapso kiekis bus didelis, manau, jeigu orai leis. Tai... nu, matysim. O jūs paklausot kartais paukščių kalbos? Litgrid praneša apie atnaujintą elektros tiekimą Nord-Baltų jungtimis su Švedija. Kažkaip prekybė. Pirma svarbiausia taisyklė, būtinai turi būti 3 peiliai, šaukštas ir 3 šakutis. Ir galima bandyti. Tai va, šits menas atlaikė šį kartą. Kaip perkūnai. Žiūrim, ką turim. Antra savaitė namučiuose. Žiūriu, va, žiedadulkių neša gražių. Yra. Kvepia. Jau per visus korpusus yra įnešta. Netgi parodysiu. Jeigu matosi, kaip blizga medutis. Priminsiu, čia šeima 2 savaitės. Kai išėmėm iš sienos, gavosi, kad perai teko juos panaikinti, paaukot. Ir čia atėjo bičių darbininkių tik tiek, kiek susirinko. Ir tai kai kurios praskrido atgal į vietą, nes nėra labai toli čia nuo tos, neturėjau galimybės toli padėti nuo tos vietos. Tai čia realiai dabar dar tik atsiranda darbininkai, kurios skraidys. Tai vat galima pažiūrėti, kas darosi, o galima suprasti, kad labai gražiai darosi, nes tokią lentą pamačius labai malonu žiūrėti. Visas korys. Ramiai. Krašte turėtų būti vien maistas. Jeigu iš tikrųjų taip ir yra. Žiedadulkės maistas, užakiuotas gražus maistas. Tarp kitko, čia šviežias maistas, jo čia nebuvo. Tai vat, tokie atnaujinimai iš čia. Žiūrim, kas toliau. Klausyk, šoferas, užkurk mašiną, ką? Pavažiuosi į priekį, ne? Davai, lip, pavažiuok į priekį. Jo, į priekį pavaryk. Ne per... Ne.